Garbėjai Kristui, sveiki prisijungę į Kūno teologiją paprastai. Tinklalaidė, kurioje remdamiesi išlaisvinančių Švento Jono Pauliaus II mokymu, per pokalbius gilinsimės į tikrąjį kūno, jo grožio ir paskirties supratimą. Su Kūno teologija susipažinsime tęstinai, kiekviena laida įves į sekančią, todėl kviečiame klausytis nuo pirmos laidos iki paskutinės nuosekliai dėl jūsų pačių geresnio suvokimo. Šiandienos tema – sakramentas ir kūno kalba. Bus toks įdomus podcastas šį kartą. Prašom įsikabinti į kėdes. Negazdink. Gerai. Tai pradžioje nuo sakramento pradedam. Tai gal prisiminkim, kas yra sakramentas. Sakramentas, jeigu iš didžiosios raidės, tai yra Kristaus įsteigtas ženklas gauti maloniai iš jo. Ir jis turi aspektą fizinį ir dvasinį, ir per tą fizinį ženklą ir yra gaunama ta antgamtinė malonė. Ir jeigu kalbam apie santuokos sakramentą, tai jį teikia ne kunigas, bet sutuoktiniai viens kitam. Kunigas yra tik tai liudininkas. Ir pradedamas tas sakramentas arba ratifikuojamas, kalbant moksliškai, yra prie altoriaus, o baigiamas, konsumuojamas yra lytinio akto metu. Apie tai jau kalbėjome, kad kiekvienas lytinis aktas yra tų įžadų pasakytų prie altoriaus pakartojimas ir užtvirtinimas, toks perėjimas nuo žodžių iki darbo, iki veiksmo, iki patvirtinimo realybėje, tokioje veiksmo realybėje, to, kas buvo pažadėta tik žodžiu, ir kad kiekvieną kartą yra dalyvaujama iš naujo tame momente, kai buvo pasakyti tie įžadai, ne? Čia biškį matome paralelę su Eucharistija, kur kiekvieną Eucharistiją mes dalyvaujame toje paskutinėje vakarienėje, Kristaus kančioje ir prisikėlime, kurie įvyko prieš 2000 metų. Tai tas pats ir pas sutuoktinius, kai jie vienijasi, tampa vienu kūnu, jie iš naujo dalyvauja tame, kas buvo, kai jie pirmą kartą pasakė įžadus ir susivienijo. Taip pat anot Jono Pauliaus II, santuoka yra pirminis sakramentas. Ji yra tam tikra prasme modelis ir prototipus kitų sakramentų, nes jų visų tikslas yra suvienyti Jėzų jaunikę su bažnyčia, nuotaka, ir kad jį pastotų amžinuoju gyvenimu. Ką tai reiškia? Nes, santuokoje viens kitam save dovanojame ir Kristus save dovanoja kiekviename sakramente. O santuoka yra modelis ir pirminis sakramentas to, nes jinai parodo kaip analogija šitą dovanojimą. Ir per tai tampa visų kitų sakramentų, taip sakykime, pagrindu. Ir čia noriu Jums papasakoti apie tokią įdomią teoriją. Tai nėra bažnyčios mokymas, bet visai yra palaikoma, pavyzdžiui, paskutinių popiežių. Tokia versija, kad Kristus būtų įsikūnijęs, net jeigu žmonija nepatirtų nuopuolio. Tai reiškia, net jeigu jie nepasirinktų nuodėmės, vis tiek jis būtų įsikūnijęs tam, kad susivienytų su jais, ne, jų žmogiškume, ir kad įvyktų ta santuoka dangaus ir žemės. Nes žinome, kad rojus nėra dangus, nes jie galėjo ten nusidėti, ne. Danguje tokio varianto kaip nuodėmė nebus, nes mes regėsim Dievą ir net nesvarstysim tokio varianto kaip nuodėmė. Dėl to rojus tai vis tiek buvo kaip ir žemė, šis pasaulis, kuriame dabar esame, tai buvo toks testo arba išbandymo
pasaulis, kur reikėjo praeiti tą išbandymą, atlaikyti tą testą ir pasirinkti Dievą. Ir tada būtų dangus. Šiuo metu tai biškiai yra komplikuota, to, kad yra nuodėmė, tačiau Dievas ir su to padėjo mums susitvarkyti ir verčiau tvarkytis esamajam laike. Ne. Tai toks pranciškonas, teologas, jei neklystu, 13 amžiaus, gyveno panašių laikų kaip ir Tomas Akvinėtis ir jie ten biškį turėjo ginčų, nes skirtingai žiūrėjo į tam tikrus dalykus. Jisai atstovavo tokią nuomonę, kad Kristus turėtų įsikūnyti ir šiaip, net jeigu žmonija nenusidėtų, ne. Ir jeigu turime omeny, kad santuoka yra pirminis sakramentas, tai, sakykime, Jonas Paulius II pritarė Dunškotui. Kodėl? Nes jeigu santuoka egzistavo ir prieš Kristų ir jo atpirkimą, ir jeigu jos, pavyzdžiui, neįvyktų nuopuolio ir nereikėtų Kristų ateiti tarsi, tai reiškia, santuoka nieko nesimbolizuotų. Nes mes žinome, kad santuoka simbolizuoja Kristaus meilę bažnyčiai ir bažnyčios meilę Kristui. O jeigu Kristus neįsikūnytų ir neateitų, tai reiškia, kad santuoka nebūtų simbolis. Jinai tokia apvogta, sakykime. O jeigu dar giliau nueisim, tai pastebėsim, kad santuoka įgavo savo tokį didžiulį orumą, kilnumą ir giliausią prasmę, kad jinai parodo į Dievo meilę žmonėms tik po nuopuolio. Tai reiškia, nuodėmė tam tikrą prasme suteikia santuokai tokią įspūdingą prasmę, kas skamba nelogiškai, man bent jau. Ir dėl to, kaip Kristoferis Vestas pasakė, kad Jonas Paulius II vis dėlto atstovauja šitą Dunškoto nuomonę, kad Kristus būtų įsikūnijęs bet kuriuo atveju. Ir tam pritarė ir sekantis po jo popiežius Benediktas, kuris sako, kad Dievas sukūrė pasaulį tam, kad turėtų galimybę tapti žmogumi ir išlieti savo meilę ant visų ir pakviestų visus mylėti jį kaip atgal, taip sakykime, ne kaip atsakymą. Tai jisai parašė knygoje In the Beginning, o jeigu lietuviškai, tai pradžioje. Manau, taip galėtume išversti. Ir apskritai šitą nuomonę vis labiau populiarėja, dabar būtent, mūsų laikais, ir tikrai, man atrodo, jinai visai logiška. Ir toliau kalbant apie santuoką, prisimename, kad jinai yra konsumuojama tik tai tada, kai vyksta tas lytinis aktas. Dėl kažkam čia gali būti sunkumų su to priėmimu, nes, reiškia, bažnyčia neteikia sakramento tiems, kas negali konsumuoti savo santuokos. Tačiau tai yra tiesa, nes tie lytiniai santykiai yra esminis komponentas santuokos, ne? Be kurio jinai neįmanoma. Ir tai dar kartą pabrėžia tą mintį, kad neturime jų numesti į šoną, nuvertinti ir panašiai. Jie yra svarbus. Taip pat yra toks anekdotas apie santuokos konsumaciją, kur seminarijoje vienas klerikas laiko egzaminą iš kanonų teisės ir jį klausinėja kunigas, dėstytojas ir sako, kada užbaigta yra santuoka. Tai yra ne kada užbaigta, o kas užbaigia santuoką, kas ją konsumuoja.
Ir klerikėlis taip pagalvoja ir sako, nu, tai vyskupas tikriausiai. Čia didžiausia bažnyčios galia. Ir dėstytojas sako, nu vargšas tas vyskupas, jeigu jis turi kiekvieną santuoką konsumuoti. Kas iš tikrųjų, nu jo. Tai žodžiu, čia taip biški paįvairint mūsų rimtas temas. Toliau kalbėjome apie tai, kad Jonas Paulius II įvedė tokį terminą kūno kalba, ne? Kai reiškia, kūnu pasakoma tai, kas buvo pasakyta lūpomis, žodžiais, ne, prie altoriaus, kad galime pamatyti, kas yra melas kūno kalboje, kas yra tiesa. Tai reiškia, tiesa yra mylėti kūnų taip, kad tai atspindėtų tas 3 sąlygas santuokinės meilės, ir melas būtų neatspindėti bent vienos sąlygos. Ir Jonas Paulius II sako, kad kai kalba sutuoktiniai kūno kalba ir nemeluoja, bet sako tiesą, jie kalba trejybės meilės kalba. Ir iš tikrųjų tada suprantame, kiek svarbu tiesą sakyti, jeigu norime atspindėti trejybės meilės kalbą, ne? Ir sakramentas perteikia, skelbia dvasinę realybę, kaip mes ir kalbėjome, ne? Kad tai yra toks ženklas fiziškas, suprantamas mums, apčiuopiamas, suvokiamas, kuris perduoda nesuvokiamą ir neapčiuopiamą tą dvasinę realybę. Nu, gal jinai suvokiama kažkiek, bet tikrai neapčiuopiama ir nematoma. Ir tokiu būdu galim pažiūrėti, kas skelbia, pavyzdžiui, lytinis aktas, jeigu jis yra sterilizuotas, tai reiškia nenukreiptas į vaisingumą. Tai skelbia, kad Dievas yra prieš gyvybę, kad jis nenorėjo mūsų sukurti, kad nenorėjo mūsų atpirkti, tai yra duoti mums antrą gyvybę, tą tikrąjį gyvenimą, ne? Kad jo meilė yra nevaisinga, o jeigu kalbame apie svetimavimą, tai reiškia, Dievas nėra ištikimas, bet kuriuo momentu gali mus apleisti. Apsigalvoti. Kas? Apsigalvoti. Apsigalvoti, taip. Kad jis mus tiesiog išnaudojo ir panašiai. Tokiu atveju tas melavimas kūnu santuokinėme akte yra dalyvavimas, galima pasakyti, erezijoje. Ir jo tos erezijos skelbimas savo kūnu. Sakramento iškraipimas ir išniekinimas. Tai čia visai yra rimti dalykai. Ir tokie žmonių veiksmai yra susijęs su jų Dievo įvaizdžiu, ne? Kaip jie mato Dievą. Jeigu jie mato Dievą kaip tą, kuris netrokšta, kad jo meilė būtų vaisinga, tai jie gal to vaisingumo ir nesupranta. Ir netiek jiems yra svarbus jisai. Arba iš kitos pusės jų tokie veiksmai formuoja jų įvaizdį apie Dievą. Tai, pavyzdžiui, jeigu jie turi lytinius santykius nesantuokoje arba svetimauja, reiškia, jiems gali būti sunkiau patikėti ištikimą Dievą, nes jie patys gyvena visiškai kitoje realybėje. Ir taip pat jiems sunkiau sekasi tikėti bažnyčia, kuri nenori išnaudoti jų, bet kaip tik siekia jų gėrių. Tai ta trejybės meilės kalba, tai čia turiu omeny būtent tos 3 meilės sąlygas, kurias parodo jie savo kūnu. Kaip kalbėjome epizode apie Kristų jaunikę, mes sakėm, kad Dievas mus myli pagal tas 3 sąlygas. Tai trejybės meilės kalba, o reiškia ir mūsų visų meilės kalba turi atitikti tom 3 sąlygom. Bet ta trejybės meilė turiu omeny jos meilė mums, ne jos tarpusavio meilė, ar abu? Nesupratau. Ta prasme, kad yra meilė tarp 3 asmenų trejybėje
Tai čia apie tą meilės kalbą, kurią kalbam, yra tarp Dievo ir žmogaus, ar tarp trejybės asmenų? Ir tas, ir tas. Tas ir tas. Jo, nes minėjome, kad tėvas ir sūnus viens kitam pilnai save dovanoja. Ir jų meilė yra antiek reali, kad tai tampa trečia asmenybė šventai dvasia, ne? Jų ryšys. Ir tai yra vaisingumas. Tai va. Ir kiekvienas mūsų patyrimas, kurį turime čia žemėje, kuris teikia mums malonumą, kalba mums apie dangaus malonumą skirtingais lygiais. Ir liudija apie tai, koks Dievas yra geras, o reiškia, ant kiek gero bus danguje. Ir daug visokių pavyzdžių yra. Ar tai maistas, ar tai bendrystė, ar dar kažkas. Ir labai gražus yra pavyzdys būtent Taboro kalno persimainimas Kristaus, kur apaštalai tiek buvo nustebinti ir tokios malonės apimti, kad Petras sako, pasilikim čia, kaip čia gera. Jie paragavo gabalėlį dangaus iš tikrųjų. Nes Kristus, kaip teigia teologai, ten parodė jiems savo prisikėlusio kūno šlovę. Tai ir jie pamatė dangų, galima sakyti, kiek galėjo, nes yra apriboti vis dėlto žmonės. Ir parašyta, kad pamatęs Dievą žmogus mirs. Negali atlaikyti to. Bet jiems buvo antiek gerai, sako, norime čia pasilikti. Štai galime atpažinti mūsų visų patirtise, kur kažką labai skanaus, nežinau, valgome, ar kažkokie kūrinį labai, muzikinį kūrinį labai mums artimą ir gražų paklausėme, ne? Ar net apie tos lytinius santykius tos pačius žmogus antiek jais susižavėjo, kad biški gali net netekti protą per tai, pasinešti, pamiršti kūrėją ir garbinti kūrinį. Ir tai yra didelė problema, iš tikrųjų, nes nemokame saikingai naudotis Dievo dovanomis ir stabus padarome iš tų dovanų. Jeigu kalbame apie lytinius santykius, tai čia yra aukščiausias kūniško malonumo lygis. Ir dar žinome, kad per tai ir malonę gauname, tai reiškia ir antgamtinis irgi yra malonumas, antgamtinė nauda iš to, ne? Tai ne veltui dažnai sakoma, kad lytinis aktas, ne, tapimas vienu kūnu yra dangaus gabalėlis. Ir kaip teigia Kristoferis Vestas, kad sutuoktiniai yra įleidžiami į trejybę dalinai. Į trejybę. Kai vienijasi kūnais ir sielom dvasia, ne? Bet ir nenuostabu, nes jie kalba trejybės kalba ir yra įleisti į trejybę. Tai realiai jie viens kitam padeda patirti dangų jau čia žemėje. Šiaip visai sprogdina smegenis toks sakymas, ne? Jo, man jau nebe, nes aš dažnai tą kalbu, bet aš įsivaizduoju, kad kitiems žmonėms tai jau. Nes mes kalbėjom kaip praeitoj serijai apie, pavyzdžiui, apie vienuolis, šiaip apie šito gyvenimo žmonės, kurie pasirenka jau žemėje gyventi dangišką realybę. Ir dabar kalbam apie santuoką, apie santuokinį aktą, kur irgi yra išgyvenama dangiška realybė. Taip, nes nėra nei vieno žmogaus, kuriam yra kažkaip apribojimas, tai kur sako, ne, tu dangaus realybės dabar neragausi. Galiausiai Eucharistija pati yra, bet čia. Taip. Ir nukreipiant sutuoktinius per meilę dangaus kryptimi, tai reiškia, kad jie viens kitą per meilę nukreipia į dangų. Tokiu būdu jie padeda suprasti, koks saldus yra susitikimas su Dievu. Tai žodžiu, jie vienas kitą veda pas Dievą per tai. Taip, ir santuokos pašaukimas yra viens kitam padėti pasiekti dangų. Va, šventėti.
šventėti. Kad sutuoktinis šventesnis būtų. Taip, absoliučiai. Ir per kančią, ir per malonę nuskaistinamas ir tampa šventas. Absoliučiai. Taip. Ir iš tikrųjų, jeigu toliau nueisim, tai galim pamatyti, kad lytinis aktas reiškia tarnystę. Ir anot Jono Pauliaus II sutuoktinių nusiteikimas prieš einant į miegamąjį turi būti, aš jam padarysiu maksimaliai gerai, ar jai, ne? O ne tai, kad, kai gausiu dabar malonumą, ne? Viską iš jos išspausiu, kad tik šito gaučiau, ne? Tai mąstymas yra apie kitą žmogų, o ne apie save. Ir kaip sako Jonas Paulius II, net miegamajame tęsiasi kova su egoizmu, su noru pataikauti savo, su nenoru tarnauti. Ir net toks dalykas kaip orgazmas, kuris siejasi su paties žmogaus malonumu, o ne pasitenkinimu. Nėra vien tam žmogui, kuris jį patiria. Nes to parodoma sutuoktiniui, ant kiek su juo yra gera. Tai reiškia, net toks dalykas turi liudyti apie kito žmogaus gerumą ir jam tokiu būdu tarnauti. Ir taip pat popiežius rašo, kad svarbu stengtis patirti orgazmą kartu. Kas irgi yra įspūdinga, kas galėtų pagalvoti, kad popiežius apie tokį dalyką rašys. Sveiki, atvykę į katalikų bažnyčią. Taip, absoliučiai. Ir čia yra problema, kad vyrų ir moterų susijaudinimo kreivės yra skirtingos iš tikrųjų. Kad vyrų susijaudinimo kreivė, jinai kyla labai staigiai, greitai ir taip pat staigiai ir greitai nusileidžia. O moterų susijaudinimo kreivė, jinai lėtai kyla ir lėtai leidžiasi. Dėl to vyrai popiežiaus yra raginami prisiimti atsakomybę už tai, kad jie, sakykime, reguliuotų ritmą, ne? Tam, kad poros kreivės galėtų būti suderintos. Ir tokiu būdu tas orgazmas galėtų būti pasiektas poros kartu. Kas dar labiau juos vienys, ne? Nes jie patiria tą malonumą net vienu metu. Taip vyras per atidumą savo žmoninai iš tikrųjų stiprina ryšį su ją ir tarnauja jai, nes tai yra tikras pasiaukojimas. Jeigu jį veikia visi tie fiziologiniai veiksniai, kad jo kreivė su įsijaudinimu iš tikrųjų greitai kyla, tai jam reikia visai prieš tą jau fiziologiją pakovoti, kad jis nepasiduotų tam, bet palaikytų tą mąstymą, kad aš noriu savo žmonai pasitarnauti, ne? Ir orgazmas yra ekstatiškas, tai yra nuo žodžio ekstasis, graikiško išėjimas iš savęs, nes tai ne egoistinis malonumas, iš to, kad žmogus susižavėjęs yra kitų žmogumi. Ir aiškus, galbūt yra sąsaja tarp to, kad vyrai dažniausiai elgiasi kitaip. Tai reiškia, kad siekia savo malonumą ir kai jo pasiekia, viskas to baigėsi ir nelabai jiems svarbu, kaip moteris jaučiasi, ar jinai buvo patenkinta ar ne. Jiems svarbiausia, kad jie savo pasiekė. Ne? Tai galimai siejasi su pradžios knygos 3 skyriaus 16 eilutė, kur pranašaujame Ievai, kad tave trauks prie tavo vyro, o jis tau viešpataus. Tai reiškia, kad moteris vis tiek yra traukiama vyro ir jie traukia tą kūnišką meilę, tačiau vyras viešpatauja ten.
kad jam, pavyzdžiui, to malonumo lengviau yra pasiekti tą malonumą ir moteris yra priklausoma nuo vyro malonumo gavime, bet jam tai nelabai rūpi ir jis tuo nesirūpina. Čia grinai nuopolio pasiekmė visą tai. Taip, visiškai.